Kokia šiandien diena? Iškilautojų. Iškilautojų, žygiautojų diena. Taip. Parodyk, atsisuk, kokią kuprinę turi. Gerai. Turim planą šiandienos žygio. Taip. Ką turim padaryti? Surasti. Ką? Kokių žodelių šiandien mokinaisi ryte? Atsimeni, rašėjai? Primint? Buvo išvarta. Išvarta. Ir kitas. Stobrys. Stobrys. Gerai. Tai ką reiškia išvarta? Nuvirtęs medis. O stobrys? Nenuvirtęs, bet supuvęs. Taip, stovi sudžiūvęs medis. Jo. Tai mes dabar tada eisim, Ona. Keliausim mes tada į žygį. Taip. Ir ieškosim ko? Grybų. Ne. Medžių. Medžių, jo. Išvartų ir stobrių. Taip. O paskui ką darysim, ką turim dar įsidėję į kuprinę? Užkast. Užtakast. O ką užkasi? Maisto davinį. Papasakok tu, ką tu nori užkasti. Ašegų. Nu. Tai ką valgysi? Jautiena su grikiais ar? Jo, su grikiais. Gerai. Jautiena su grikiais. O tai palaukit, tos sesės neimsim? Imsim. Sesę pamiršot? Ai, paskutį pasapau. Pasapai? Taip. Einam pasimti ją į žygį. Taip. Gerai, žiūrėk, Laimucika. Čia tavo transporto priemonė. Ateik. Sakyk, čia tavo transportas. Gerai. O, žinai, kiek čia vaikų toj kupriniai buvę? Ona, buvai iš toj kupriniai? Jo. Nemanai, tu buvai? Taip. Va. Netgi atsimenu, kai žvejojau. Čia jau trečia karta šitoj kupriniai gyvena. O dabar Laimucka tavo eilė. Ko? Ops. Čia dar kažkoks yra. Leisk. Čia dar kažkoks daiktas yra. Bet jisai čia tikrai nėra būtinas. Užkišim jį taip, kad tau būtų. Duosi 5? Pim. 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 Piem. Viskas, varom pasivaikščioti, tada surasti šiandien išmoktus dalykus. Tai išmokom iš grybų knygutės, išmokom, kas yra stobrys ir kas yra išvarta. Ir einam ieškoti, duosim vaikam GoPro kamerą ir galės šmirinėti po mišką ieškoti. O paskui suvalgysim sausus davinius, nes vaikai juos labai mėgsta. Ne dėl to, kad jie labai skanus, bet dėl to, kad ten yra kur pasikuisti ir pačiam pasigaminti. Tai va, gavom dovanų porą sausų davinių. Varom pasivaikščiot po miškelį. Puikiai. Pamiršom pasimt Laimucką. Abuka. Ops. Ops. Žutau tėtis. Labas, tėti. Gerai nufilmavot, hebra. Taip. Viskas įrašyta į juostą. Taip. Laimucka, sakyk pep. Pep. Važiuojam. Taip, kadangi kilo dar papildomų klausimų, tai pasikartojam planą. Planas yra eiti per mišką, palei skroblų, išeisim iki pavėsinės, kur yra ant skroblaus ir Merkio santakos. O tada surasime mūsų aptartus objektus. Tai yra stobrys ir išvarta. Vaikam duosiu GoPro, galės nufilmuoti, ką rado. Ir galiausiai papietausim ir grįšim namo. Taip mes pabūsim gamtoje, sužinosim naujų dalykų, leisim pailsėti mamai, kas apsimoka visiems žiauriai. Ir dar ir papietausim ir nereikės namie grįžus gaminti pietų.
Ir dar negalima sakyti džiauriai, o reikia sakyti labai. Labai, gerai. Va taip. Negalima sakyti džiauriai, reikia sakyti labai. Jo. Nu, Kągi, pasakok. turime droną. Turime droną. Ir kam mes jį panaudosim? Nufilmuot. Taip. Pakeliui, kol einam į mišką. Nufilmuosim Ką nufilmuosim? iš dangaus. Taip. Kadangi turim galimybę nufilmuoti iš dangaus, tai pasinaudosim droniuku ir padarysim vieną kitą gražų kadrą, kad šitas video būtų įdomesnis ir gražesnis. Palauk truputėlį. Taip. Taip. Pasitrauk biškutį. Čia va jį pastatom. Reikės turbūt jį pradžiai sukalibruoti. Kas čia per garsas? Varnėnai. Ne, čia kiek štai. Kiek štai? Kiek štai. Įsijungiam. Įsijungiam. Bandysi pakilt? Jo, bandysiu. Gerai, dronė mes dar nepradėjom. Na, tai jam reikia pašilt. Nustok pipsėt. O tai kas reiškia, kad pipsės? Tiksliai net nežinau, Vis tiek viskas veiks, bus gerai, bet kažkodėl jisai... Reikia sukalibruoti kompasą. O, gerai, nebepipsi. Gerai. Pamaronytę atsitrauk. Ir dabar bus... Čia į tą pusę atsitraukit. Ir aš pakilsiu. Tai dabar... Atsitrauk dar truputį ir atsitūp. Atsitrauk. Palauk, nieko dar nedaryk. Dar nieko, turi va čia žalią užsidegti. Dabar geltona. Ir tai bus Tu nieko nedaryk. Palauk, aš pasakysiu, ką padaryti. Čia turiu žalią užsidegti. Žiūrėk, dabar yra pakilimo mygtukas, matai? Jo, Tai jį paspausi, atsiranda šitas, palauk. jo. Ir turėsi paslinkti šoną ir tada jisai pakils. Klausyk. Paspaudi, paslenki, jisai pakils ir tada su šitu į viršų, kad jis aukščiau pakiltų. Gerai? Gerai. Tai paspausti žaliąją. Ne žalią, va rodiklytę į viršų, kad kiltų. Rodiklytę, paslinkt. Lauk, dabar jis pats. O, gerai. Nu ir dabar einam filmuoti kadrą. Nu, kaip sekasi? Puikiai. Skrenda paskui? Skrenda. Neskrenda, parodyk. Man atrodo, jisai mus pametė arba kliūtį pamatė. Nes jeigu jisai pamato kliūtį, tai tada jisai neskrenda. Mes jį iš naujo nustatysim. O ne, Kas? jis ten jau pradės kliūtyti. Tai kai bus ten kliūtis, Tai tada mes jį nuleisim. tada mes jį nuleisim. Tai labai gerai. Nes dronams nesaugu per mišką. Kiek jie eina pas mus. Oho, jie irgi eina pasivaikščioti. Aš tau galiu pasakyti, Nemanai, kad tu vis dėlto paspaudei kažką. Nu jo, dabar keliaujam. Dabar jisai turėtų mūsų sekti ir matyti. Ir pažiūrėsim, ar paskui skrenda ar ne. Neskrenda? Ne, neskrenda. O tai kodėl jisai neskrenda? Pabandyk užfiksuoti. Stop. Reikia užfiksuoti. Chebra, žiūrėkit, ką praėjot. Kas čia guli.
Čia jau labai senas ir supuvęs, bet jeigu jau guli, tai kas? Išeis malkos. Ne, bet tai mes ieškom dviejų dalykų. Ką šiandien išmokot, atsimeni? Jeigu nuvirtęs, tai kas? Ona, atsimeni? Rašiai ant lapo. Neatsimenat, vaikai. Išvartos. Išvarta. O tas kitas koksai, kur stovi sudžiūvęs? Kažkaip iš šerno. Šernie ar kažkaip. Stobrys. Stobrys. Vaikai. Kaip jūs užauksit, kaip jums bus gėda žiūrėti. Jau gerai, einam toliau ieškoti. Ką? Laimuti, kai kur eini? Sakyk, tėtis. Tėtis. Mama. Mama. Sesė. Sesė. Brolis. Brolė. Ona. Ona. Liepa. Opa. Saulė. Uokus. Nemunas. Manau. Nemunas. Na. Šaunuolė. Sakyk, taip. Piep. Gražiau skamba, kai sakai piep. Nu. Sakyk, piep. Kur supuvęs? Palauk. Kaip ir kiekvienoj kelionėje kilo nemažas konfliktas dėl šitų pareigų pasidalinimo. Onute, kuo tu norėjai, sakei? Panešt. Panešt kuprinę. O kuprinę turi tik tai brolis. Galim kažkaip susitart, Nemunai? Nežinau. Nežinai? Bet va. Tu nenukreip temos, ką su kuprinė darysim? Ar duosi sesiai panešt? Kaip pavalgysim. Kaip pavalgysim. Tinka, kaip pavalgysim nešt kuprinę? Sakyk, piep. Piep. O, Hebra rado. Turime labai puikų pavyzdį. Tėtė turi dovanų. 2. Dovanų? Kokių? Ką radai? Kas čia yra? Kas čia yra? Kakučiai. Ona, gal čia saldainiai? Jo, čia saldainiai. Jo. Kam tos saldainius reikia parnešt? Mamai. Mėgsti dėti rinkšūdus? Nelabai. Bet jeigu reikia, galiu. Bet jūs pamiršot, ko čia nais atbėgot. Va, dar vienas, dar vienas. Gerai, o ką čia nais radot už... Žiūrėk, Nemunai, ko čia atėjai? Kas ten guli? Daug medžių nuvirtusių. Ir kaip jie vadinasi? Gerai, pavadinsiu juos naujų pavadinimų nuvirtis. Išvartos. Išvartos. Aha. O žiūrėk, Ona, už tavęs. Va tas, kur stovi. Va tas, va, žiūrėk. Paėmiau kakutį. Didelis sudžiūvęs už tavęs stovi. Jo. Matai? Jo. Va tas, va. Kaip jisai vadinasi? Atsisuk. Stuobrys. Pakartojam. Stobrys. Stuobrys. Tai va, vienoj vietoj radom ir stuobrį, Ir kakučių. ir Saldainių. išvartas. Ir saldainių. Laimucka, sakyk stuobrys. Nepi. O sakyk išvarta. I.
Viskas išmokom? Išmokau. Gerai. Stuobrys išvarta. Viską išmokom, dabar surinksim saldainius ir eisim toliau. Kaip turi? Ant pagaliukų. Ką čia darot? Rinksim. Ir labai paprastai. Bet jūs žinot, kas čia iš tikrųjų yra? Kas? Čia taigi kakalas. Kakalas? Nesikuiskit po tą kakalą. Kada? Bet čiagi saldainiai, sakyk. Nemunai, aš juokauju. Nelyskit, taigi negalima. Pasakysiu košė. Einam. Saldainių košė. Dabar turėsit rankas plauti upelėje abudu. Kodėl? Todėl, kad prie kakalo lindot. Buvo. Nu, atėjome prie skroblaus. Taip, mes čia Čia buvom. mes buvo. Einam rankyčių plaut. Nusiplovė išvarios. Jo. Net aš tai palaikysiu už rankytės. Įkišk vieną ranką pamakaluok. Nebijok. Galiu. Nu, ateik, Ona, žiūrėk. Ateik. Jo. Plauk rankytę. Kišk rankytę į vandenį. Vieną, kitą. Nebijok. Dar tai padarom, bet... Ką? Gerai, bet dabar dar padarom, bet neverksi, gerai? Ateik. Tu tai per didelis, tavęs nekelsiu. Ateik. Nu, ateik, tada palaikysiu va taip, va, o tu rankytės įkiši, gerai? Nu, tikrai, ateik. Onytė, va, atsigulk čia, aš tave palaikysiu, tu rankytės nusiplausi ir viskas. Ateik. Žiūrėk. Oba, plaunam rankas. Kita. Galvojau, kad jau mane įvesi. Nu kur jau? Į viršų. Nu va, vienas iš kelionės tikslų yra. Pagaliau vienas iš kelionės tikslų yra pasiektas. Dabar atsigersim arbatėlės, gerai? Tada tėtis duos jums GoPro kamerą ir jūs pasimokinsit su ją filmuoti, eisit į mišką surasti mūsų du objektus. Kokie objektai? Nugriuvęs medis ir šukuojas medis. O jų pavadinimai kokie? Stumbris, Stuobrys. stuobrys, O sudžiūvęs medis kaip vadinasi? ona, tavo eilė. Kokia pirma raidė prasideda? Išvirti. Išvarta. Išvirta. Išvarta. Jo, ir labai lengva atsiminti, išvirtęs medis. Jo. Tai va, išvirtęs medis yra išvarta, o sudžiūvęs, stovintis, supūvęs medis yra stuobrys. Ir mes eisim jų filmuoti, gerai? Arbatėlė. Su medučiu. Kaip pasivaikščiai į dukrą? Nepavargai? Man iš... Ir tėti, šiandien tu montuosi šitą filmuką? Jeigu spėsiu, sumontuosiu, jeigu ne, tai kurią nors kitą dieną. Tai mes irgi būsim. Gerai. Dar karštą palaukiškį. Na, tu iš tikrųjų
Turi vandenuko. Čia galima vos įpilt lašelį šalto vandenuko ir tau bus gerai. O. Arba netgi galima tau į tą buteliuką įpilt arbatos. O skroblaus švarus vanduo? Neblogas. Tai tada... Imk arbatą gerk. Pasiruošimo darbai Jo. savarankiškai. Tai koks pavadinimas, pala, primink. Stobrys Ir Išvirtas man. išvarta. o, dabar jau gerai. Šitas. Karštas. Iški padarėm upgrade'ą ir į buteliuką. Sakyk, kakas. Karšta. Kakas. Čia gali eiti pridėpus. Gersi arbatėlę? Ką? Ar gersi arbatėlę? Tėtė, čia Duok, tada kažkas aš išgersiu. nupaišyta. Čia kažkas nupaišyta. Pasirodo, net pačios tvirčiausios moteris ir merginos lūžta prieš mėtų arbatėlę su medučiu. Pep? Sakyk pep. Pep? Ar skani arbata? Sakyk pep. Pep. Taigi sudėtis patobulinta. Turim dar vieną pėstininkę. Nemunai priemonės. Ona gavo savo išsvajotą kuprinę. Tai dabar, seni, tavo kadras. Taip. Einam ieškoti stubrių ir išvartų. Taip. Pep. Pep. Hebra nuėjo. Tu čia įsitaisėjai. O Hebra nuėjo filmuoti išvartos. Ir su GoPro kamera darbuojasi. Nu va, štai, radom išvartą. Matot, nugriuvęs ilgas medis. Tėtis taip sakė. Taip. Tėtis taip sakė. Dar einam paieškosim. Dar. Va ten matosi. Čia atsargiai. Va ten dar viena išvarta. Oho, žiūrėkit, kas čia auga. O žiūrėk, dar vienas namas įvykus. Va, Tada matot namai, šitie? dar vieną namą žinok. Va čia va. Pastiprinimas bėga paskui. Viskas bus žiauriai gerai. Va, banaskė. Nu tai kelkis. Kelkis ir toliau eik. Ateina įsiaiškinti, dabar papuoliau. Prisišnekėjau. Dar viena nesėkmė. Nu tai kelkis, katiukai. Čia kai nukrenti ir randi kankorėžį, tai tada viskas staiga pasitaiso. Neskubėk, matai kaip nelygų miške. Ką čia radai, parodi, ką rankytėj turi.
Sakyk, kankorėžis. Duok man. Kankorėžis. Jėgelį, imk. Grįžta. Gentainiai grįžta. Ką radot? Medžius. 2 medžius. Radote išvartą? Radome 2 išvartas. O stobrių radot? Ne. Briug, man regis tik 1. Nu gerai, čia iš tikrųjų tam miške išvartų biški yra, bet čia labai daug krūmų ir stobrių nesimato. Eisim, tėtis jums parodys tikrą stobrį, gerai? Gerai. Bet gal prieš tai reikia pavalgyt? Jo. Kas nori valgyt? Aš. Kas nori valgyt? Ne. Nori valgyt? Ne. Aš noriu valgyti. Aš. Tai puiku. Maistas. Netėti tas skirtas kepimui. Kepimui. Jo. Jo čia reikia į tą popierinį įdėtą, ne? Įpilt vandens. Užviniot, padėt, susigaudysim. Chebra, kas dirba kariuomeniai ir neišnaudoja šitų sausų dovinių ir retkarčiais užsukat pas mus į svečius, tai žinokit, jeigu atvešit vaikam, tai nesuvalgo jie jo, paknaibo, trečdalį kokį, bet jiems žiauriai patinka šitas dalykas į žygius, kažkodėl jos labai, nežinau, kobliuoja. Tai tikrai geriau vietoj kinderio ir vietoj visokių saldainių ir šokoladukų geriau jau tokį atveškit, ane? Jo. Manau, kad taip. O dabar mes... Ir be šokoladukų ir cukraus. Taip, o dabar mes pasišildysim ir pasižiūrėsim, ar vaikai valgys. Praeitą kartą suvalgė trečdalį. Tau tai gal tokio ir nereikia. Tau tyrelės duosim. Tėte, aš tau duosiu šitą ir šitą. Gerai. O tėti, čia yra kur viską Einam vandenuku. reikia susidėti ir ta... Kol čia viskas verda ir burbuliuoja, ištraukiam sausainį ir šitą mažylę pradėjo labai maištauti ir davėm tą medinį kareivišką sausainį. Ir galvoju, aš duosiu jį tą sausainį ir bus ramu, nes ne jo neatkas. O jinai jį ne tik kad atkanda, jinai jį valgo su savo 2 mažiukais dantukais. Valgai sausainį? Skanus sausainis. Ji turi tik 2 iltis. Ar skanus sausainis? Nu va, pasirodo, kažkam jie skanus. Taip grūdinasi plienas. Jo laimucikai. Galima pagalvoti, kad vaikas savaitę nevalgęs. Jo, žinok taip. Ir pagaliau prietaisas sušylo. Šilta. Kaip skonis? Geras. Geras? Jo. Su kuo pas tave Nemunai buvo? Trauškinta jautiena su kruopomis. Ir pas Oną buvo kiauliena su grikiais. Suvalgysit visą? Gal duok laimutį paragauti? Duok paragauti. Įsivaizduoju laimutę, o kareiviai valgo tokią nuolatos. Ir tos medinius sausainius, kurie tau patiko. Ir sveiką šokoladą. Kuris būna desertui.
Va, pagaliau papietavom ir turiu pasakyti, kad buvau neteisus. Tie 3 vaikai 2 davinius suvalgė visiškai. Aš likau tik tai su tais mediniais sausainukais. O dabar mums trūksta stuobrio. Chebra pasivaikščiojo po mišką, rado išvartą rado, su GoPro nufilmavo. O dabar tėtis eina padės vaikams surasti stuobrį. Nu, Ana, žiūrėk, dabar tu turi kamerėlę, ne? Ir turėsi nufilmuoti stuobrį. Žiūrėk, čia naisu, paspausi tą mygtukėlį raudoną. Ir atsiras taškiukas toks irgi išgirsi, kad filmuoja. Paspausk. Va, jau dabar filmuoja. Dabar eik, žiūrėk, ką filmuoji ir eik nufilmuok stuobrį. Papasako, kas ten per daiktas, gerai? Įdėsime filmuką šitą. Bet kaip tada jis pats nufilmuos šitą stuobrį, kai Jau filmuoju? Nu tai va, matot, kaip atrodo šitas medis. Jo. Čia jis jau supuvė. Jo, O prieš tai čia buvo medis, bet jį jau nupjovė. ir jis supuvo. Jo, ir tada jis toks tapo. Jo. Jis supuvė. Ir Nu va, žiūrėk. Medis jis supuvęs stuobrys. Vadinasi, mes turim saugoti gamtą ir neteršti jokios aplinkos, kad niekas niekada nepūtų. O matot, jo, kažkoks teršėjas ten apteršia padangą. Eina pasižiūrėti. Tai va. Vas Nemunas prie upės dar rado padangą. Kažkoks stuobrys, o gal labiau koksai brudas. brudas išmetė. Ridenam. Eim, ridenk. Padėsim prie kelio, paskui atvažiuosim su autobusiuku išvešim. Bet ne į šiukšlyną, jo? Tai į šiukšlyną. Ne. O ką tu su ją nori daryti? Pasiliksiu savo, kai turėsiu mašiną, galėsiu pasikeisti. Kad čia jinai suplyšus, Nemunai, jinai prasta labai. Pažiūrėk, visa suplyšus. Tai... Ją reikia išvežti į sąvartyną. Bet nieko, vis tiek bus gera. Kas tenais tas oranžinis? Kas? Žiūrėk. Gali paslys. Tai gali paslys. Ten nugriuvęs irgi medis. Pavargo kai kas labai. Nu. Tai va, mūsų žygis į pabaigą. Ateik, Nemunai, kad tilptum į kadrą irgi. Mūsų žygis į pabaigą. Edukacinis pramoginis žygis, kuriame pasimokiname apie stuobrį ir išvartą. Truputį paskraidžiam su dronu. Pavalgiam kareiviškos košės. Su GoPro pafilmavom. O, matau tėtą. Matai mane? Jo, Ateik šalia, kad matytų visi tave. Ateik. Nes tavęs nieks nemato dabar, o jeigu čia būsi matys. Na ir ką mes dar gero nuveikėm? Užkulisių nefilmavom, nes buvo incidentų ir tokių kaip... Medžių filmavau. Medžių filmavom. Nu, žodžiu, incidentų nefilmavom. Tavo draugai buvo čionais. Tai va, chebra. Mes į savo šeimos dienoraštį įrašą padarėm. Vaikučiai kaip augs, turėsim iš ko pasijuokti. Ką galit vaikučiai palinkėti? Ateik, Nemunai, ateik. Meilės. Ateik, sunutį. Galim palinkėti. Ką Nemunas gali savo palinkėti, kaip augs? Pagaut žuvį. Pagaut žuvį. O Laimucka ką gali palinkėti? Išmokti pasakyti taip. Sakyk, pep. Pep. Taip. Tep. Ir piep.